Pradžios knyga, 18 skyrius. Viešpats pasirodė prie Mamrės ąžuolų Abraomui sėdint pačioje dienos kaitroje prie savo palapinės angos. Jis pakėlė akis ir pamatė netoli savęs stovinčius 3 vyrus. Pamatęs juos, jis atbėgo nuo palapinės angos jų pasitikti ir nusilenkdamas iki žemės tarė: Mano viešpatie, jei susilaukiau malonės tavo akise, neaplenk savo tarno. Tebūna atnešta truputį vandens, nusiplaukite kojas ir pailsėkite po medžiu. Atnešiu kąsnį duonos, kad galėtumėte pasistiprinti. Po to galėsite toliau eiti, nes juk užsukote pas savo tarną. Jie atsakė: daryk, kaip sakai. Abraomas nuskubėjo į palapinę pas Sarą ir liepė: gerai įmaišyk 3 saikus gerų miltų, išminkyk ir iškepk plokštainių. Abraomas nubėgo prie kaimenės, paėmė veršį, jauną ir rinktinį, padavė tarnui ir šis greitai jį paruošė. Tuomet, paėmęs varškės bei pieno ir paruoštą veršieną, padėjo visą prieš juos, o pats patarnavo jiems valgant po medžiu. Kurgi tavo žmona Sara, paklausė jie. Jis atsakė: va ten, palapinėje. Tuomet vienas jų tarė: aš tikrai sugrįšiu pas tave šiuo laiku kitais metais ir tavo žmona Sara turės sūnų. Tuo tarpu Sara stovėdama jam už nugaros prie palapinės angos klausėsi. Abraomas ir Sara buvo senyvo amžiaus, pagyvenę, Sara jau buvo liovusis sirgti mėnesinėmis, tad Sara juokėsi savo sakydama: po to, kai nuvytau, negi patirsiu džiaugsmą. Mano vyras toks senas. Viešpats tarė Abraomui: kodėl Sara juokėsi sakydama, nejau aš iš tikrųjų dar gimdysiu, būdama tokia sena? Argi yra Dievui negalimų dalykų? Aš sugrįšiu pas tave šiuo laiku kitais metais ir Sara turės sūnų. O Sara gynėsi sakydama: aš nesijuokiau, nes buvau išsigandusi, bet jis atsakė: tu tikrai juokėsi. Vyrai pakilo ir žvalgėsi, kaip eiti Sodomos link. Abraomas lydėdamas ėjo kartu su jais. Viešpats mąstė: argi aš slėpsiu nuo Abraomo, ką žadu tuojau daryti, žinodamas, kad Abraomas taps didelė bei galinga tauta ir kad visos žemės tautos ras jame palaiminimą. Juk išrinkau jį, kad galėtų pamokyti savo vaikus ir savo būsimą šeimą laikytis viešpaties kelio, darant, kas teisų ir teisinga, idant viešpats galėtų įvykdyti, ką yra pažadėjęs Abraomui. Tuomet viešpats tarė: šauksmo prieš Sodomą ir Gomorą taip padaugėjo ir jų nuodėmė tokia sunki, kad turėjau nužengti ir pamatyti, ar jie iš tikro elgėsi, kaip skelbia mane pasiekė šauksmas. Taip ar ne, sužinosiu. Vyrai pasuko Sodomos link. Tuo tarpu Abraomas liko stovėti priešais viešpatį. Abraomas priėjo arčiau ir tarė: argi iš tikrųjų kartu su nedorėliu pražudysi teisųjį? Jei mieste rastųsi 50 teisiųjų, nejau pražudytum tą vietą ir neatleistum dėl 50 mieste esančių teisiųjų. Ne tavo būdas daryti tokį dalyką, žudyti teisųjį kartu su nedorėliu ir padaryti teisųjį lygų nedorėliui. Tai ne tavo būdas. Argi tas, kuris yra visos žemės teisėjas, nesielgs teisingai? Viešpats atsakė: jei rasiu Sodomos mieste 50 teisiųjų, dėl jų pasigailėsiu visos šios vietos. O Abraomas vėl tarė: žiūrėk, kaip drįstu kalbėti viešpačiui, būdamas dulkė ir pelenai. O jeigu trūktų 5 lygi 50 teisiųjų, argi dėl tų 5 sunaikintum visą miestą? Jis atsakė: nesunaikinsiu, jei rasiu ten 45. Bet jis vėl kalbėjo sakydamas: o jei 40? Jis atsakė: dėl 40 to nedarysiu. Te nesupykstant manęs viešpats tarė jis, kad aš toliau kalbu, o jei 30? Jis atsakė: nedarysiu, jeigu rasiu 30. Jis tarė: žiūrėk, kaip drįstu kalbėti viešpačiui, o jei ten rastųsi 20? Jis atsakė: ir dėl 20 nesunaikinsiu. Tuomet jis tarė: te nesupykstant manęs viešpats, kad dar kalbėsiu, o jei 10? Nesunaikinsiu dėl 10, atsakė jis. Baigęs kalbėti su Abraomu, viešpats nuėjo savo keliu, o Abraomas parėjo į savo gyvenvietę.